Laiko persukimas jūsų laukia? Bijote ar ne? Pakomentuokit. Vieniem tai gali būti išsigelbėjimas, kitiem tai gali būti didžiulis galvos skausmas. Kaip tą padaryti teisingai? Pirmiausia, nusiteikit, kad sklandžiam šitam procesui tikrai reikia nuo savaitės iki 2, kad vidinis biologinis laikrodis susibalansuotų. Kaip ką daryti, kad jūsų turimi miegeliai neišsibalansuotų? Aš patariu nieko nekeisti ir nesukti laiko iki sekmadienio. Pradėkite visus pokyčius būtent tą dieną, kai persuksit laikrodį. Jeigu kiti negalit to sau leisti, kadangi laukia darbas, darželiai ir gali būti per sudėtinga pirmadienį jau keliauti naujų laiku, padarykite tą tada kelios dienos prieš. Kaip elgtis? Laiką reikėtų sukti 30-15 minučių priklausomai nuo vaikučio amžiaus. Imkime pavyzdį. Jūsų mažylis keliasi 7 ryto, tai naujų laikų jau būtų 8 valanda ryto. Jūs turite vieną pietų miegelį, kurį įprastai keliaujate daryti 12 valandą. Naujų laikų tai būtų jau 13 valanda. Tokiu atveju, jum atsikėlus 7 rytą arba 8 pagal naują laiką, pietų miegelį pagal naują laiką reikėtų daryti 12 valandų 30 minučių. Taip pat pasielgti ir su naktiniu miegeliu. Kaip minėjau, jeigu vaikutis yra jaunesnis, laiką sukite po 15 minučių kas 2 dienas, o tiem, kuriem vaikučiams suksite po 30 minučių, tą darykite kas 3-4 dienas. Kaip minėjau, įprastai reikia bent savaitės, kad viskas susireguliuotų, o kito gali tikėtis ir šiek tiek daugiau tų pabudimų, ir piktumų, ir irzlumų dienos metu. O ir suaugę mes būsime mažiau pakantus, dėl to, kad ir mums patiems truks tos vienos nakties valandos. Taigi visiems reikės šiek tiek laiko, kad viskas susibalansuotų ir miegeliai taptų jūsų įprasti.